Išėjote į mišką pasivaikščioti, o ten visa krūva padangų arba šiukšlių maišų, gal net statybinių atliekų. Ką tokiu atveju daryti? Bandyti mišką tvarkyti patiems, skambinti institucijoms, bet kurią jų. O dabar visas jūsų galvos skausmas sumažėjo iki minimumo. Tai reikia viskas išsitraukti telefoną, nueiti į tvarkulietuva.lt, pasirinkti kategoriją, kad norime pranešti apie atliekas. Padarome keletą nuotraukų, parašome maždaug ką radome, pažymime vietą, leidžiame naudoti iš tikrųjų savo vietą automatiškai nustatoma, patikime pranešimą, tada mūsų inspektoriai patikrina, ar tiesiog nepatikėte jautrių duomenų apie save, kad mes neatskleistume, ko nereikia, ir paviešiname tą pranešimą ir tuomet jūs galite tvarkulietuva.lt sekti progresą, kaip vykdomas tyrimas ir paskui netgi pasižiūrėti mūsų inspektoriai įkelia nuotraukas po vietos sutvarkymo, būtent kaip ta vieta atrodo. Nuo įrankio veikimo pradžios yra sulaukta virš 1000 pranešimų ir netgi 700 vietų, apie kurias buvo pranešta, jau yra sutvarkytos.